vieną kartą pirkau Windows licenciją už 2 eurus ir tai buvo pigiausia klaida mano gyvenime. Naršiau forumuose ir radau kažkokią kinišką svetainę, kurioje pardavinėjo Windows 11 raktus už nepilnus 2 eurus. Tai atrodė tikrai per gerai, kad būtų tiesa, bet vis tiek pajamų lietuvis esu. Kai įsigijau, gavau raktą, atrodė viskas ok, sistema aktyvavosi, ir didžiavausi, kad sutaupiau, bet po kelių dienų naudojimo kažkaip ir kompas pradėjo lėtėti, iš niekur iššokdavo keisti langai, command prompt kiekvieną dieną, kai jungdavau kompiuterį ir vieną kartą išgirdau, kad tai kamera įsijungia, nors buvau vienas kambaryje ir nieko nedariau iš tikrųjų. Bandžiau kažkaip perrašyti tos Windowsus, bet kažkaip neleido, BIOS nustatymą irgi užrakinti, bet kas buvo keisčiausia, kad mano banko paskyra rodė keistą prisijungimą iš lokacijos, kurioje net niekada nesu buvęs. Tai pasirodo, kad ta licencija, kurią aš įsigijau, buvo jau naudota 100 kartų kitų userių, o kartu su jie ir atėjo dovanėlė. Tai paslėptas Trojan virusas. Dabar viską ištryniau ir žinai ką? Nusprendžiau, kad daugiau niekada nepirksiu jokių nesąmonių iš kiniškų svetainių ir geriau sumokėsiu tiesiog šiek tiek daugiau ir gyvensiu ramiai.